Kadangi esu ne vieną turto klasę išbandęs, teoriškai labai daug domėjausi, skaičiau ir analizavau, rinkausi, kas man tiktų ir nepatiktų ir tai, ką darau ir ko galbūt tikrai nedarysiu, arba kas ne mano rizika, arba ne dabartiniam gyvenimo etape. Bet iš tiesų vienas sprendimas, iš tiesų būtent klientų įtakotas, paskatintas ir užmotyvuotas, man tik pagrindė ir įrodė, kad būtent aktyvus investavimas ir spekuliavimas biržoje yra grinai ne man. Ir iš esmės netgi kalbu ne tik apie akcijas, bet šiuo atveju tai buvo su kripto rinka. Realiai pats nesu tai, kad čia labai prominčiau, kad čia kripto ateitis ar ten kibernetinis auksas, bet tiesiog kaip alternatyva iki ten maks 10% viso portfolio, ten turėti kokiam bitkoinė, gal nebūtinai yra didžiausia nuodėmė iš investicijų rizikos valdymo pusės ir potencialios grąžos. Bet nepaisant to, kad iki tol buvo tik tai toks labiau periodinis investavimas ir dasipirkinėjimas to pačio bitkoino karts nuo karto ir nepaisant to, kad jis dabar yra kritęs 50% nuo aukščiausio taško, aš vis tiek esu pliuse, tai žodžiu viskas kaip ir neblogai, bet bendraujant su klientais buvo keli skirtingi klientai, kurie labai mane promino įsigyti Lunos, nes tuo metu buvo toks projektas, kuris buvo ten smarkiai pakritęs. Ir ten visi kalbėjo, kad čia atsistatys, čia bus labai gerai ir sakom, ten vos nesimboliškai 100 eurų įmesti ir ten vis tiek bus labai neblogai. Ir esmė tame, kad tada pasiskaičiavau, kad 100 eurų ten išleis gali per vakarą kažkur šiaip nuėjęs pasidėti savaitgalį tikrai su šeima, netiek būna, kad tų pinigų išeina ir kvailesniem dalykam galima jas išleisti. Tai gal toks dėl kolektyvinio tokio bendrumo jausmo su tais keliais klientais, pasižiūrėti, kaip čia pasiseks, gal visai ir variantas. Ir už 100 eurų nusipirkau tos Lunos. Ir pasiskaičiavau, kad ten bijau sumulotinai gal buvo nuo $20 kritusi iki ten 0,000013 ir ten gal 13 ar 18 kažkas tokio. Tai aš pagalvojau, kad jeigu sugrįš ne iki $20, ne iki $1, ne iki $1, bet iki 0,01 aš vis tiek turėsiu ten gal 6 ar 8x nuo to, ką esu investavęs. Kad toks, ta prasme, visiškai pažaidimas. Bet buvo toks visiškai, tiesiog paskatintas klientų. Ir esmė tame, kad atėjo ta diena, kada ten turėjo būti ten jau teismai, sprendimai, jau jų ten įmonės kažkoks pasakymas ir jau ten turėjo būti tas kilimas, ta diena atėjo ir praėjo ir niekas nevyko, toliau kaip ir nedėjo, praėjo dar keletą dienų ir iš esmės iš to mano 100 eurų ten buvo likę tik tai 60 keli ir pagalvojau, kad tai yra visiškai nesuderima šiaip su mano strategija, čia buvo tik visiškai toks bairis ir tos jau geriau 100 eurų pasimti, negu tą visą 100 sudeginti, galiausiai aš juos geriau perinvstuosiu ir aš tiesiog fiksavau nuostolį. Ir tada kažkurį tai savaitgalį gavosi ten šeiminiškai leidom laiką, dar dukros buvo gerokai mažesnės ir ėjom pamėgdyti pietų miegelio, bet geriausiai vaikai miega, kai ir tėvai užsnūsto, kadangi toks noras buvo, kad davai. Ir prabundu po to pietų miegelio ir žiūriu, kad iš Krakeno gavau notification, kad depozitas atliktas sėkmingai. Ir aš žinau, kad aš nieko nepildžiau, aš nieko nedariau. Ir aš žinau tipinę schemą, kada nulaužiu tavo, sakykime, paskyrą, tarkim, ten keityklą, kad pirmiausia įneša pinigų į tavo akauntą, o tuomet išneša tai, ką įnešė su visu tuo, kas ten buvo. Ir didžiausia bėda, kad nepaisant to, kad turi įsigijęs kietąją piniginę ir ten nežinau, kaip reikia valdyti rizikas, bet kadangi suma galbūt nėra gyvenimą keičianti, tai aš tą patį savo bitkoiną laikau tam pačiam Krakenui. Jeigu blemba nulauži mano Krakeną, bus išimtas bitkoinas. Prisijungi iš karto prie paskyros ir viskas gerai, bitkoinas vietoj. O tuomet emocijos linksmaisiais kalnelis. Pirmiausia, žiūriu, kad Luna pakilo iki gal $2. O aš ją pardavęs. Ir man iš karto toks, ką aš padariau ir aš nieko neskau, bet visi tie linksmieji kalnelių organizme ten nubėga. Ir net žmona pamatė mano veidą, kas atsitiko, nes vos ne, kad kažkas numirė. Ir aš tai mintysiu, vakit, ką aš padariau, kodėl pardaviau. Ir dabar galvoju, pasakysiu žmonės, tu durnas, kam užsiėmė nesąmonėm. Dabar pasakysiu, kad potencialiai neuždirbu, tai durnas, kam tu pardavai, jeigu užsiėmė nesąmonėm. Ir tiesiog galvoju, kaip čia kas kur ką. Ir tada pasižiūriu, kad čia visgi ne Luno, tiesiog tiem, kas laikė Luną, tipo kaip lojaliem davė papildomai ten Luna 2 kažkokio tokeno ir tiesiog ten jo vertė buvo ten tie $2. Ir iš esmės, ten ta Luna nieko ten nieks neatsistatė. Ir ta prasme nieko tokio nėra, bet aš jau buvau spėjęs pasiskaičiuoti, kad tai būtų buvę piko metu ten praktiškai mano tas 100 eurų būtų virtęs vos ne 1,8 milijonų. Ta prasme ten kosminiai skaičiai, ten kažkokie nesąmonės ten skau, ten 13-14 skaičių po kablelį buvo. Ir paskui tiesiog vis tiek tokia savirefleksija, kai nusirimanau, kad tokie čia nieko nevyko, viskas gerai, bet tada galvoju, kad tai tik rodo, kad toks, aišku, čia jau kalbam apie nesveiką judėjimą, kripto rinką ir panašiai, bet kad tas aktyvus investavimas yra ne man, nes aš esu toksai lengvai perfekcionistas ir aš vis tik save kaltinčiau, kad nepadariau geriausia. Tai pirmas dalykas, kodėl būčiau kaltinęs, net jeigu tai būtų Luna, net jeigu būtų atsistatę,
kad, galbūt pardaviau per anksti, nes kai atsistatė ten ta vertė buvo gal 1,8, tuo metu, kai aš žiūrėjau, buvo gal ten 1,4. Iš kitos pusės, net jeigu aš būčiau turėjęs, ir tai būtų ta pinigų vertė, aš būčiau save kaltinęs, kodėl jau mėgoti su vaikais, reikėjo sėdėti prie ekrano, žiūrėti, kad būčiau pardavęs už 1,8, o ne už 1,3, nes tai vis tiek yra pusė milijono. Tai kitaip sakant, kokia išeiga bebūtų buvus, aš vis tiek būčiau save kaltinęs, peikęs ir nebūčiau patenkintas. Ir matau realiai iš klientų rato, kad tie, kas investuoja akcijas, tarkim, padarė gražą, sakykime, iš kažkokios pozicijos plus 200% ar 300%. Bet blemba, jeigu būčiau čia nupirkęs, o čia pardavęs, būtų ne 300, o 370%. Arba, tarkim, pradėjo kristi, užfiksavo, išsaugo, tarkim, imkime 70% gražą, bet blemba, jeigu būčiau pardavęs anksčiau, arba jeigu dar būčiau palaikęs, būtų, kas būtų, jeigu būtų. Ir visą laiką taip yra, žmogus tokia prigimtis. Ir jeigu tu sugebi ultra racionaliai, protiškai, šaltai žiūrėti, kad čia perku, čia parduodu ir nežiūri, kas buvo po to ir kas būtų, jeigu būtų, gal kaip ir ok. Aš iš tų, kur biški mėgstu pagalvoti, kas būtų, jeigu būtų, tai tik įsitikinau, kad man geriausia strategija yra tas pasyvus, indeksinis, akumuliuojantis. Turiu ir alternatyvų, tikrai ne tik indeksiniai fondai, turiu ir kitų sprendimų ir tas pats bitkoinas, sakykime, bet iš esmės vis tiek yra žiūrėti tik tai ilgą žaidimą, ilgą strategiją, portfelį tik pildyti ir balansuoti tik su papildomu užpirkimu, ne kad kažką išsipardavinėti, taip ir mokesčius efektyvini, taip ir, sakykime, potencialiai didesnę grąžą uždirbi, nes tavo pinigai visą laiką yra rinkoje, visą laiką dirbo, ne tiesiog ten kešus sėdi, kol sugalvosi, ką dabar daryti. Tai iš esmės turbūt tai buvo tas vienas iš tokių pagrindimų, kuris parodė, kaip aš jaučiausi, jeigu aš būčiau uždirbęs arba pradirbęs pinigus emociškai, nors ir, fake.